Ką, Vilniaus maratonas, nusprendžiau dalyvauti 10 km bėgime, visiškai ne mano rungtis, paskutinį kartą bėgau plentu gal prieš 2,5 metų, kažkas tokio, tai bus visai įdomu prasibėgti ir nežinau, let's have fun, I guess. Are you not entertained? Jeigu nebėgi priekį, tiesiog esi viščiukas. Lyderis kaip monstras, sakyčiau, kaip dramblys. Tai ką, Vilniaus maratonas, 3000 žmonių, nepratęs aš prie tokios minios. Lengvos atletikos varžybose būna kokie 3 žmonės, tai 1000 kartų daugiau čia. O šiaip tai, ką, kokie tikslų nėra, for fun labiau, bet aišku, norėtųsi šiek tiek greičiau prasibėgti. Prieš varžybos prieš mėnesį norėjau čia, maniau, gal kas 3-4 subėgti, kažkas tokio, bet kai pradėjau treniruotis, ten atostogas po sezono, tai kažkaip normaliai neužtreniravau, tai gavosi taip, kad nežinau kaip čia gausis. Bent 3-6, kad subėgčiau, tai būčiau labai laimingas. Ir žiūrėsiu, padarysiu tai, ką mano kūnas leis. Paskutinį kartą bėgau Alytaus pusmaratonį, ten buvo 10,5 kilo, tai lygtais 10 kilų subėgau per 3,9 ar iš 39. Tai va, tikslas šiandien PB padaryti bent jau. 3,8 sakęs, va, bus labai gerai. Na, jau tinga bėgti. Reklaminis veidas, nuostabi savijauta, šampūnas, Head and Shoulders. Šiaip pasižiūrėsim, kaip Bizonas jausis ne savo aplinkoj, ne savo stichijoj, ne savo specialybei. Žiūrėsim, ką šitie raumenys gali, ar ištvermės turi, ar tik tai show off. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, vauzdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Norit ne, visą laiką korpusas rotuoja. Visada vyksta rotacija bėgimui. Šonas. O į priešingą pusę visada atsiminkit. World, we are very glad for you that you are here in Lithuania, in Vilnius, and participating in Rimi Vilnius Marathon. Tikrai atnešame pasakyti koridorių. Gražus, draugiškas sportinis solidarumas. Ir tada lauksim. Kas nu tai kaip? Nu tai kaip? Einu. Garso nėra. Tas tai jo. 3,6, 2 kažkiek, 10 vieta, tai
džiaugiuosi, kaip ir sakiau, 3.6 bus, greičiau nežinau. Šiaip įdomi trasa, nesitikėjau tokių kalniukų ir šiaip danga tokia įdomi senamiesčio. Šiaip, kai bėgau, tai prie tokios grupelės pagrindė laikiausi ir galų gale lenkiau ir buvom likę dviese ir nu, jis ten kažką labai į priekį bandė bėgti ir aš žinau, kad jisai kokiam 8-9 kilė aš jį apsilenksiu, tai realiai išlaukiau ir paskui tiesiog apsilenkiau ir jau jis manęs nebepavijo, o paskui paskutinių metrų tiesiog laikiau tempą ir finišavau. Tai bėgdamas kokiam 6 kilė, aš galvoju, nublema tikrai ne man 10 kilų dar kol kas bėgiot. Labiau patinka 800, kai maždaug žinai, ką ten reikia daryti. Tai žinai, kaip jausies. O šiaip bendrai pozityviai. Labai gerai, džiaugiuosi. Po 10 km bėgimo kitam amplua, labai džiaugiuosi ir viskas, susitiksim kitose varžybose. Barely Glorious, peace out! Turėtume pasiruošti šiek tiek. Būti dar šiek tiek. Čia tai mulėtas.